Kaip ir kiekvieną savaitę, iApp apžvalgos jūsų dėmesiui pristato 3.14 Circle. Sveiki visi, šiandien pakalbėsim apie Google Maps. Ir taip, Google Maps. Visi turbūt puikiai labai atsimena tą dieną, kai Apple susipyko su Google ir Apple iš savo operacinės sistemos, kaip pagal nutilėjimą, išmetė Google Mapsus ir įdegė savo. Tai buvo labai blogas žingsnis, visas pasaulis nepatenkintas jų žemėlapiais. Na ir Google nieko nelaukus išleido savo programėlę. Jie rašo, kad programėlė adaptuota tiek iPhone'ui, tiek iPad'ui, bet turiu iPad'ą, iPad mini ir, kaip matom, jinai neadaptuota. Paspaudus 2x mygtuką jinai padidėja ir galima kažką šiek tiek įžiūrėti. Ir taip. Kairiajam apatiniam kampe mes matom rodiklėlę, paspaudus rodiklytę, parodo mūsų vietą. Dešiniajam apatiniam kampe 3 taškiukai, paspaudus 3 taškiukus galim pasižiūrėti eismą, viešąjį transportą, satelitinį vaizdą ir vaizdą per Google Earth. Jeigu paspausim per Google Earth, tada reikės atsisiųsti papildomą dar programėlę iš App Store. Viršui matom paieškos laukelį ir žmogeliuką. Paspaudus žmogeliuką ir prisiregistravus su savo elektroniniu paštu, mes galėsim programėlėje nustatyti darbo adresą, namų adresą ir vienu piršto paspaudimu galėsim programėlėje pasakyti, kad mes norim grįžti namo. Jinai pagal mūsų dabartinį vietą mums parodys artimiausią kelią, kur mes galim nuvykti. Galim pabandyti paieškoti ką nors, tarkim, kaip davažiuoti iki Kauno. Nuo manęs. Parodo Kaunas. Ne tą paspaudžiau. O čia nevat. Kaunas. Mums parodo kelią. Mes kelią galim pasididinti, pasukiot, pavartyti. Pasižaisti su programėlė galite drąsiai, todėl aš ilgai jos nevartysiu. Programėlė vadinasi Google Maps. Antras dalykas, ką norėjau jums parodyti šiandien, tai yra programėlė AnyDo. Tai programėlė skirta pasidaryti sąrašą kažko tai, kad nepamirščiau. Galima pasidaryti grupės per mano asmeniniai kažkokie tai įrašai. Darbo reikalai susiję, ko aš nenorėčiau pamiršti. Viskas vyksta labai paprastai programėlė. Iš viršaus į apačią patempiam. Ir parašom, ką aš noriu šiandien nepamiršti. Paspaudus pliusiuką, viskas. Turim. Parašę, ką mes šiandien norim padaryti. Jeigu tai yra labai svarbu, paspaudžiam ant to, ką mes jau sukūrėm. Atsiranda piktogramos, kurias galėsit panagrinėti. 2 šauktukai tai labai svarbu. Skambutis tai reiškia pagal tam tikrą laiką, kai aš nustatysiu laiką. Tada man suskambės. Tai gali drąsiai atsisiųsti programėlė, yra nemokama, pasityrinėsit. Programėlė vadinasi AnyDo. Dar viena programėlė, apie kurią norėjau pakalbėti, yra QR Readeris. Labai gera programėlė, man labai patinka, ypatingai ant iPhone'o, nes nereikia siųstis papildomus programėlės, jeigu nori savo fotoaparato blikstę paversti žibintuvėlį. Paspaudus mygtuką scan atsiranda kairiai pusė viršuje ant iPhone'o tokia saulytė. Paspaudus saulytę visą laiką dega blikstą ir galim naudoti kaip šviesos šaltinis savo pasišviesti ką nors. Galime nuskanuotų istoriją, matom QR readerių, jeigu skanavom kada nors. Galime nuskanuotus QR kodus į savo mėgstamiausius įtraukti. Ir galim sukurti, kad nors, tarkim, telefono numeris. Belė kokį telefono numerį įrašom, greit. Viskas, mes turim telefono numerio QR kodą, jį galim pranešti visiems Twitter'e, Facebook'e. Galim įsaugoti savo foto albume. Programėlė yra nemokama, drąsiai siųskit, naudokit, labai patariu. Ir ketvirtas dalykas, apie ką norėjau pakalbėti, tai yra žaidimas Moto Heroes vadinasi. Ir taip, ką mes čia turim? Tai yra lenktynių žaidimas, pasirenkam mašinytę, pasirenkam trasą,
Visas valdymas vyksta 4 mygtukų pagalba. Ir važiuojam, laikom lygsvarą su kraštiniais 4 ir lenktyniaujam su oponentais. Automobilius galima turbinti visai, nuo to priklauso, kaip greitai veiksi trasą, kaip ilgai veiks tam tikri pagelbėjimo mechanizmai. Tai va, nugalėjau, galimas upgrade'as, galim pasiupgrade'inam top speedą, galima už tikrus pinigus užsiturbinti visą savo automobilį, galima laimėti nemokamų monetų pasižiūrėjus reklamą. Nuo žvaigždučių kiek surinksi žvaigždučių, reikia 5 žvaigždučių man, kad atsidarytų nauja mašina, atsidaros nauja mašina, atsidaro nauja trasa. Tad darykit visokiausius įmanomus salto, rinkit žvaigždės, kaupkit pinigus, turbinkit automobilius ir gerai praleiskit laiką. Su jumis buvo 314 Circle ir iApps apžvalgos. Iki susitikimo kitą savaitę.